Sveiki! Eteryje Panevėžio teritorinės ligonių kasos rubrika Farmacinis raštingumas. Šiandien pasikalbėsime apie kompensuojamosius vaistus ir jų ypatumus. Aptarsime, kaip vaistai patenka į kompensuojamųjų sąrašą, kas juos gali išrašyti, kokie yra vaistų kainynai ir rezervinis vaistų sąrašas. Apie viską išsamei papasakos administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Angelė Skestenė. Sakykite, Angelė, kodėl vieni vaistai tampa ligonių kasų kompensuojamaisiais, o kiti ne? Lietuvoje iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų ligonių kasos kompensuoja ne visų vaistų įsigijimo išlaidas. Kompensuojami tik tie vaistai, kurie įrašyti į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sąrašą. Tai ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašas. Jis vadinamas sąrašu A. Kita sąlyga – vaistas turi būti įtrauktas ir į kompensuojamųjų vaistų kainyną. Ligų ir kompensuojamų vaistų sąrašas sudaromas atsižvelgiant į ligų paplitimą ir jų įtaką gyventojų sveikatai. Jame įrašomi vaistai įvairioms ligoms gydyti. Pavyzdžiui, onkologiniai lygai, tuberkuliozei, cukriniam diabetui, epilepsijai, astmai, šizofrenijai, išsėtiniai sklerozei, kraujo krešėjimo sutrikimams. Visų į sąrašą įrašytų vaistų bazinės kainos kompensuojamos 100%. Lygiai taip pat kompensuojamos ir medicinos pagalbos priemonės, sauskelnės, įklotai, vienkartinės paklodės, tvarsčiai, šlapimo kateteriai, diagnostinės juostelės, gliukozei nustatyti ir kitos. Šios priemonės kompensuojamos tada, jei yra įrašytos į kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą C ir yra įtrauktos į kainyną. Kam gali būti išrašomi kompensuojamieji vaistai ir medicinos pagalbos priemonės? Kompensuojamosius vaistus gali naudoti visi apdraustieji privalomojo sveikatos draudimu, kai jiems būtinas gydymas sąraše A įrašytais vaistais ir visi apdraustieji, kuriems būtinos sąraše C esančius medicinos pagalbos priemonės. Reikia pažymėti, kad kompensuojamieji vaistai ir priemonės išrašomi tik ambulatoriškai besigydantiems pacientams. Pavyzdžiui, kai vaistus išrašo šeimos gydytojas ar konsultuojantis gydytojas. Kai pacientas eina į ligoninę, kad jam suleistų vaistų, tai yra, kai gauna dienos stacionaro paslaugą. Jei pacientas guli ligoninėje, kompensuojami vaistai ir medicinos pagalbos priemonės jam neišrašomi. Juos turi duoti gydymo įstaiga. Kartais gydytojas gali išrašyti vaistų vienam mėnesiui, tačiau tik tokių, kokius pacientas netrumpiau kaip 1 mėnesį vartojo namuose iki gydymosi ligoninėje pradžios, nekeičiant vaisto jo dozės stiprumo. Taip pat receptai gali būti išrašomi ligoninėje gydytiems pacientams jų išrašymo iš ligoninės dieną. Vaistus vienu kartu galima išrašyti neilgesniam kaip 1 mėnesio gydymo kursui, medicinos pagalbos priemonės neilgesniam kaip 10 dienų naudojimo kursui arba mažiausia gamintojo pakuotė. Ar kompensuojamusius vaistus ir medicinos pagalbos priemonės gali išrašyti tik gydytojai? Nuo 2024 m. vasario 2 dienos ir slaugytojams suteikta teisė išrašyti vaistus. Gydytojo paskirtų vaistų išrašymą jie gali tęsti ne ilgiau kaip 1 metus, bet tik tais atvejais, kai pacientas vaistus vartoja netrumpiau kaip 3 mėnesius ir kai jo būklė stabili. Slaugytojai, pavyzdžiui, negali išrašyti narkotinių, psichotropinių vaistų. Vaistų išrašymą gali riboti jų išrašymo tvarkos aprašai. Jei slaugytojui kils abejonių dėl paskirto vaisto, galimų nepageidaujamų reakcijų ar pasekmių, jo tęsti ir išrašyti negalės. Tokiais atvejais pacientas bus nukreiptas į gydantį gydytoją. Slaugytojai gali išrašyti ir medicinos pagalbos priemonių, tačiau irgi ne visų. Dėl šių priemonių reikalingumo sprendžia gydytojai. Bet kai kuriuos jau naudojamų priemonių receptus gali išrašyti ir slaugytojai, dirbantis gydymo įstaigose, sudariusiuose sutartį su teritorinėmis ligonių kasomis. Slaugytojams rašyti receptus leista siekiant nuimti dalį krūvio nuo gydytojų ir kad pacientams trumpiau reikėtų laukti eilėje. Dabar vaistai ir medicinos pagalbos priemonės yra išrašomi elektroniniuose receptuose, tik išimtiniais atvejais. Jei laikinai neveikia elektroninė sveikatos sistema ar kyla panašių trikdžių, taip pat lankant pacientą namuose ar globos įstaigoje, kai nėra techninių galimybių išrašyti elektroninio recepto, galima išrašyti popierinį receptą. Kadangi prekių ir paslaugų kainos nuolat kinta ir vaistų kainos, kaip dažnai keičiasi kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kainynai, nuo kurių priklauso paciento priemokos?
Kalbant apie kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyną, jis yra sudaromas kartą per metus. Įrašius į šį sąrašą naujas priemonės, kainynas papildomas pagal poreikį. Kalbant apie vaistų kainyną, tai vaistų kainynas Lietuvoje sudaromas 2 kartus per metus, siekiant mažinti kompensuojamų vaistų kainas ir pacientų mokamas priemokas. Pavyzdžiui, kai rinkoje atsiranda pigesnių nei originalus vaistas kopijų, tada visų toje grupėje esančių vaistų kompensuojamoji arba kitaip vadinama bazinė kaina sumažėja. Tokiu atveju atsiranda naujas vaistas su mažesnė priemoka, tačiau priemokos už kitus grupėje esančius vaistus gali padidėti. Įvairiais skirtingais atvejais vienų vaistų priemokos gali mažėti, kitų didėti arba nesikeisti. Jei įsigaliojus naujam kainynui jūsų iki šiol vartotam vaistui priemoka padidėjo, greičiausiai jums atsirado galimybė įsigyti dar pigesnį vaistą negu iki šiol. Vaistų kainos ir priemokos už juos priklauso nuo daugelio dedamųjų. Kokią kainą gamintojas nurodė Lietuvai, kokią nurodė ES valstybėse, kokios kitų, jei yra to paties bendrinio pavadinimo vaistų kainos, nurodytos šalise, kurios yra pagrindinės vaisto vertintojos. Be abejo, dar kaina priklauso nuo vaisto gamintojo taikomų nuolaidų paciento priemokai ir nuo pačių vaistinių taikomų nuolaidų. Teko girdėti, kad yra rezervinis vaistų sąrašas. Koks tai sąrašas ir kokie vaistai į jį patenka? Rezervinis vaistų sąrašas tai sąrašas komisijos apsvarstytų vaistų, kurių gydomoji vertė ir gydymo išlaidų santykis su gydymo rezultatais yra pakankamas, kad jie būtų siūlomi įrašyti į kompensuojamųjų vaistų sąrašą ar centralizuotai apmokamų vaistų sąrašą, tačiau šių vaistų kompensavimas tuo metu pernelik padidina naštą biudžetui. Ir sprendimo priėmimo metu privalomojo sveikatos draudimo fonde nepakanka pinigų tiems vaistams kompensuoti. Tačiau, kai atsiranda papildomų lėšų biudžete, iš rezervinio sąrašo vaistai perkeliami į kompensuojamųjų vaistų sąrašą. Reikia atkreipti dėmesį, kad per 5 pastaruosius metus gyventojams kompensuojama vis daugiau receptinių vaistų. 2022 metais net 71% su gydytojo receptu skiriamų vaistų buvo kompensuota, kai, pavyzdžiui, vaistų politikos gairėse nustatytas tikslas 2027 metais Lietuvos gyventojams kompensuoti 68% receptinių vaistų ir taip sumažinti pacientų išlaidas vaistams. Dar vienas išskirtinis dalykas tas, kad per pastaruosius 7 metus privalomojo sveikatos draudimo fondo išlaidos priešvėžiniams vaistams kompensuoti padidėjo 3 kartus. Nuo 64 milijonų iki 193 milijonų eurų. Taigi svarbu įsidėmėti, kad vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms kompensuoti išleidžiama tikrai nemaža dalis privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto. Per 10 metų išlaidos yra padidėjusios daugiau kaip 2-gubai. Nuo 203 milijonų eurų 2013 metais iki 451 milijono eurų 2022 metais. Dėkoju už pokalbį, ačiū klausytojams, tikiuosi, kad ši laida padėjo geriau suprasti kompensuojamųjų vaistų sistemą Lietuvoje. Na, o jeigu turite daugiau klausimų, bendro pobūdžio informaciją galima sužinoti paskambinus ligonių kasų bendruoju numeriu 05 232 2222 arba galite rašyti elektroniniu paštu info@vlk.lt. Iki kitos laidos.